Labą dieną. Labą susirinkę, labą dieną komiteto nariai. Pradėkime sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Narių neturim, tai turbūt Aistis, ar ne? Nematau. Visi yra? Ir Aistė prisijungusi. Tai tada visi nariai dalyvauja. Dabar matas, ačiū. Dalyvauja visi, dėl darbo atvarkės gavote. Ar turite pastabų komiteto nariai, ar norit kažką išplėsti? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Pritarta, dėkui. Tai pirmas klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo numeris T187 dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams dydžių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Alvyda Urbonienė. Prašau. Labą dieną visiems. Sprendimo projektas parengtas siekiant papildyti maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams dydžių sąrašą, įtraukiant naują socialinės priežiūros laikino atokvėpio paslaugą, kuri buvo akredituota šių metų spalio mėnesį. Šiuo sprendimu socialinių paslaugų namai teiks laikino atokvėpio paslaugas asmens namuose ir įstaigoje. Numatyta, jog šią paslaugą galės pasinaudoti prižiūrimų asmens artimieji, kurie dėl objektyvių priežasčių to padaryti tam tikrą laikotarpį negalės. Pavyzdžiui, kaip liga, operacija, reabilitacija, komandiruotė ar kažkas tai panašaus. Paslauga galima pasinaudoti iki 720 valandų per metus. Valstybės skirtas finansavimas vienam asmeniui per metus sudarytų 1200 eurų. Patvirtinus šias kainas, savivaldybės mero potvarkį bus patvirtintas laikino atokvėpio paslaugų teikimo tvarkos aprašas. Tiek trumpai. Ačiū labai. Komiteto nariai gal turi klausimų? Prašau. Čia dabar sąrašas pasipildo dviem, ar ne? Papildomais. Čia kur iškiau, laikino atokvėpio paslaugos. Ir tai įeina asmens namuose ir socialinių paslaugų įstaigoje. Taip, ar ne? Bet, o čia prieš tai, kiek čia dabar tų paslaugų yra 11. Ir yra tenai paslauga atokvėpio paslauga, atokvėpio, kur čia laikino atokvėpio yra. Ir sąraše 90. Sąraše yra ir dar papildomai mes vėl prisidedam paslaugos, kaip čia dabar pakomentuokit. Taip tai kaip neaišku. Labą dieną, tai mes einam su savo maksimaliom kainom socialinių paslaugų namuose, tai tos kainos, kaip kadangi esame akredituotos, esame įsitraukę į šitą visą mūsų kainų sąrašą. Tai ta paslauga, jinai kaip ir būdavo seniau jau įtraukta, bet dabar dar iš naujo patvirtinam, kada mes pradėsim teikti paslaugą, nes mes dabar iš naujo akreditavomės ir dabar pradėsim teikti, kada bus padarytas aprašas ir tada teiksim Šilalės žmonėms. 970, čia tai yra, kur pagalba, kaip pagalba į namus, tai čia bus ir atokvėpis į namus. Taip. O anksčiau jos reikėjo, galėjo naudotis kas nors, ar naudojasi kas nors tikliau? Ne, nesinaudoja. Nesinaudoja nieks. Tiesiog čia kaip nauja paslauga. Čia kaip nauja paslauga, o kitos paslaugos, va čia tos išvardytos, jos yra vykdomos. Vykdomos, taip. Vykdomos, viskas vyksta, tik papildomai dabar šitas pravila akreditacija. Taip. Aišku. Dėkui. Gal turi daugiau klausimų? Nematau. Pasiūlymai, pasisakymai. Tada bendrų sutarimų? Pritarimų. Dėkui. Antras. Dėl teikiamų stacionarinių paliatyvios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams lovų skaičius nustatymą. Pranešėja Ineta Putikienė. Prašau. Aš norėčiau nusišalinti, kadangi dirbu toje įstaigoje. Galėčiau ir privačiai interesų. Dėkui. Kvorumas yra, turbūt turim priimti nusišalinimą. Ačiū.
Tai šitas tarybos sprendimas tikrai turbūt yra nekeliantis kažkokių tai klausimų. Trumpai gal bandysiu pakomentuoti, kas yra ta paliatyvioji pagalba asmenims. Tai yra tokia pagalba, kada jau yra iš tikrųjų išnaudotos visos aktyviojo gydymo paslaugos ir, tik stebuklo nebent dėka, sakykime, žmogus galėtų pasveikti, bet realybėj tai yra jo, sakykime, kančių, jo simptomų, šioks toks sumažinimas, jo pagerinimas ir tam, kad mes šitą paliatyvią pagalbos paslaugą galėtumėm, sakykime, naudotis ir savo Šilalės rajone, jie galėtų naudotis mūsų rajono gyventojai, tai yra tiesiog tam tikras normatyvas ir pagal formulę skaičiuojant, mums kaip Šilalės rajono savivaldybei priklausytų 5 paliatyvios lovos, bet ligonių kasos iki šiol, sakykime, kompensuodavo nedaugiau 4 šitų lovų. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų pagal senuosius tarybos sprendimus šitą paslaugą galėjo teikti tiktais Šilalės rajono ligoninė. Ir jinai, kadangi neturi tiek patalpų, kad užtikrinti paliatyvios pagalbos teikimą, tai pagal savo turimas paslaugas galėdavo suteikti tik 4, sakykime, gyventojams šitą paslaugą ir dėl to 5 paliatyvios lovos niekada nepanaudoja. Bet mes turim Kaltinėnų slaugos skyrių, kur ten yra galima taip pat suteikti gyventojams nemokamą paliatyvią pagalbą. Tai tarybos sprendimas ir yra parengtas tam, kad paskirstyti tas 5 lovas, 4 lovas atiduodant dabar jau nebe ligoniniai, bet vadinamam sveikatos centrui ir 1 lovą Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui. Kokia nauda gyventojui? Tai nauda yra ta, kad išgulėjęs 120, sakykime, dienų nemokamai tai yra finansuojamai talka lėšomis, jis galėtų toliau nemokamai gauti paslaugas, jeigu atitinka paliatyvios pagalbos, tai taip. O čia jau sprendžia gydytojai, ar tai yra paliatyvus ar nepaliatyvus asmuo. Tai prašyčiau pritarti tarybos sprendimui, nes mes niekada neišnaudojam tos 5 nemokamos lovos. Kad jas sulaipinti, būtinai pažymėti, kad slauga ir paliatyviai skiriasi. Ne, tai aš ir įvardinau, kas yra paliatyvi pagalba ir turbūt visiems turėtų būti aišku, kad tai nėra slauga, tai yra paliatyvi pagalba, bet iki šiol, aišku, jeigu mes neturėdavom, sakykime, tokios lovos ar ne, kur galim teikti, tai žmogus po išnaudojimo 120 dienų jisai mokėti turėdavo už tą paslaugą arba vykti į namus arba kažkur kitur ieškoti šitos paslaugos, tai bent 1 lovą turėtumėm daugiau Šilalės rajono savivaldybėje ir tai yra vis geriau nei nieko. Kaltinėnus taip ir sakiau, kad neturėjom dėl to, kad nebuvo tarybos sprendimo. Tokio buvo, kad vien Šilalės rajono ligoniniai skirta, paminėsiu 9 metų tarybos sprendime, nuo 2008 metų. Tarybos sprendimas buvo, kad vien Šilalės rajono ligoninė turėtų paliatyvą, bet iš tikrųjų tą gali pilnai turėti ir Kaltinėnai, tai ko nepasinaudoti šitą remiamą paslaugą. Dėkui. Klausimai tada. O dabar sakykite, paliatyvios lovos 4, sakot, buvo priskirtos ligoniniai. Ar jos buvo užimtos? Kaip sekėsi su tom paliatyviom lovom laikyti tos pacientus? Ar jos pilnai užsipildydavo, ar kaip išnaudojot? Taip, mes visada iš tikrųjų išnaudojam ir realiai mes visada su talka pasirašom sutartį dėl 2 paliatyvios pagalbos lovų, bet ligoninė kiekvienais metais iš tikrųjų paliatyvą teikia 4 asmenims, rizikuodama dėl 2 lovų. Kodėl rizikuodama? Todėl, kad talka prieš pasirašydama sutartį, jinai pasirašo iš tikrųjų tik tais dėl pusės, sakykime, susitarimo.
nes atsižvelgia į tai, ar mes tikrai turim patalpas, ar tuo metu, sakykime, nebus priguldyta slaugos pacientų, bet ligoninė, jeigu mato, kad turi tikrai vietą ir gali teikti tą paslaugą, teikia dvigubam skaičiui, vat kaip šiuo atveju, sakykime, 4 visada ar ne asmenims. Taip, ne paraiška, tiesiog, kaip čia pasakyta, pagalba, paslaugą teikia ir metų gale talka pasižiūri, jeigu turi lėšų ir sumoka vadinamas už virš sutartinės paslaugas. Tai tiek pernai, tiek anais turbūt metais pavyko virš sutartinės gauti ir viskas būdavo gerai. Bet sakau, kad ligoninė, aišku, šitoje vietoje visada rizikuoja savo turimais resursais suteikdama šitą paslaugą. Na, bet ministras prieš tai buvęs, sakykime, Dulkys buvo irgi žadėjęs, kad virš sutartinės bus apmokamos ir jis apmokėdavo. Na, dabar, kai bus nauja valdžia, matysime turbūt tą ir toliau tęs, nes virš sutartinės yra dažniausiai apmokamos. Bet visai tada suprantu, jeigu turėdavo 2 lovas, 4 turėdavo paruoštas, kaip sakant, 2 išnaudodavo tik tais. Tai kam dabar 5 reikalinga? Nežinau, kaip iš tikrųjų jums paaiškinti. Mes tiesiog savai žodžiais. Tiesiog tarybos sprendime nebuvo nurodytas skaičius. Tiesiog buvo pritarta turėti paliatyviom lovom. Ir tas skaičius iš tikrųjų, kad apmokėtų talka, jis yra už 5 lovas. Pagal gyventojų skaičius yra nustatytas. Taip, ir pagal savo turimus... Mes vis tiek nedarom dėl 4, mes darom dėl 2, kadangi mes nežinom, ar tuo metu, sakykime, ar turėsim laisvų vietų, kad negulėtų kažkas, sakykime, slaugos pacientai, nes mes teikdami šitą paslaugą irgi turim neužpildyti visų, sakykime, tų lovų. Tai psiliekama, yra tokia, žinoma, kad galim iki 4 finansavimą gauti iš 4, sakykime, o susidarom sutarties. Čia jau yra ligonių kasų. Tada jau nereikėtų tų virš sutartinių. Čia jau yra ligonių kasų normatyvas, įpareigojimas ir mes to dalyko negalim daryti. Kaip tos dabar vienos lovos, tada, jeigu 2 turi turėti, tai gerai, 4 plus iš 2, tai 2. Bet dabar tą vieną kaip dalins? tą vieną kaltinėnam, mes užtat reikalingas tarybos sprendimas, jie pasirašys, kadangi mes daugiau neturim virš 5, sakykime, yra tokia viena atliekama lova, tai kaltinėnai pasirašys dėl šitos vienos ir jie ją turės, sakykime. Jiems galbūt, jeigu, sakykime, formuliai keisis mūsų gyventojų skaičius, tenais ar mažėtų, ar didėtų, būtų perskaičiuojami ir ligonių kasos matytų, kad Šilalėje gali, sakykime, kokias 6 lovas ar nekompensuoti. Tada kaltinimai, sakykime, tą matydami, galėtų irgi sąmoningai, sakykime, teikti paslaugą daugiau ir žiūrėti, ar metų gale bus sumokėta tada už sutartinę paslaugą. Na, aišku, čia yra toks sudėtingas mechanizmas, bet čia yra ligonių, tada jau įstaiga savo lėšom tiesiog apmoka tam žmogui. Centras neturi reikšmės, kad dabar yra centras, o tie kaltinėnai nepriklauso. Ne, tas nepriklauso, bet to sveikatos centrų sudėtinė dalis irgi yra kaltinėnai, nes funkcinio bendradarbiavimo būdu jie taip pat yra įsijungi. Ar šita paslauga yra sprendžiama laike vienam žmogui? Tai laike, tai gaunas taip, 4 mėnesius žmogus pasinaudoja slaugos paslaugą, po to iki kitus mėnesius jisai gauna paliatyvę. Iki vėl kitų metų, kol prasideda jam naujas, tas 4 mėnesių 120 dienų kitas finansavimas. Apie kokius mes pacientus kalbame? Tai va, aš tą ir noriu paklausti. Tai jeigu jūs to klausate, tai yra iki mirties. Paliatyvi pagalba yra slauga iki mirties. Gali būti, kad, pavyzdžiui, atsigulė ar ne į tą lovą žmogus ir jisai ten koks onkologinis yra ir jam ta gyvybė palaikoma gal 2 metus, gal 3, gal 2 mėnesius iš viso. Tai čia labai kintantis dalykas. Jeigu čia paliatyvi paslauga, tada nepatitinka kriterijų tiem 4 mėnesiam, jo... Atitinka. Ir ten tiesiog yra perkelinėjami tie žmonės, sakykime. Tai... nelabai, nes čia yra paliatyvi tada, kada tu visai, o ten jau yra slauga, tik kitokia. Slaugos ligonis gali perėti paliatyvę stadiją. Na, žiūrime, iš tikrųjų yra, koks ligonis, sakykime, skyriui gal yra dar blogesnės, sakykime, būklės.
o šitas yra priderinamas prie slaugos. Tai jau yra pablogėjimas, stiprus, lyginant su slegs. Taip, Tai kaip jisai tada, jis turi realiai pagerėti, kad galėtų gydytojas įrašyti jam normalią slaugą. nu, būna stebuklų, visko būna, medicina ypatingai būna. Yra. Nepaneigsi. Stebukladariai, tai gydytojai dar tai. Žinoma, taigi Taip. Aišku, būtų gerai, kad visi jie gautų iš tikrųjų tas paliatyvias Čia gal ir su kitom paslaugas. lygom tada yra panašiai stebukladarių gydytojai. Nu, įvairių situacijų būna, bet va, kaip sakau, kad čia tiesiog noris, kad žmonės ir tą 5. lovą galėtų išnaudoti nemokamai, nes nu, tikrai yra reikalingas dalykas. Daugiau klausimų? Komiteto nariai neturit? Pasiūlymų? Pasisakymų? Nematau. Tada bendrų sutarimų? Dėkui. Tada lieka informacija dėl Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pateiktos informacijos. Pranešėjai Donvina Arlauskienė ir Rimantė Kairienė. Prašau. Sutrumpintas variantas. Tai Šilalį neradot kur užkasti? Nebūt, neišleido? Nenorėjai, pusę valandos turėjai per Geresnis internetas. taupą. Daug iš mūsų nenori valgyti. Pasistengsiu gal trumpiau jau, jeigu pavyks. Tai jau šiandien 7. kartą ar 6. jau kalbu. Tai norėtume pristatyti tie, kas dar negirdėjo, tiems turbūt aktualiausiai, tai Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veiklos paslaugų kainodaros pokyčius 25 metams. Dėl pasikeitusios įstatyminės bazės, turbūt visi žinote, dalį įmonės sąnaudų reguliuoja vertas. Vertas reguliuoja tas sąnaudas, kurios yra susijusios su atliekų sutvarkymu. Na, tokias kaip rūšiavimo sąnaudas, sąvartyno eksploatavimo sąnaudas, taršos mokesčio, deginimo ir taip toliau. Na, šioje matote lentelėje jau Liepos 18 dieną yra patvirtintos verto atliekų sutvarkymo kainos pagal atskiras atliekų rūšis. Tai aš nesakysiu jų, bet tiesiog matote lentelėje. Viso reguliuojamai veiklai priskirta sąnaudų yra 1 708 000 eurų arba 48% nuo visų sąnaudų. Kita dalis tai yra nereguliuojamas veiklos paslaugų kainos. Tai šitas sąnaudas įtakoja ir reguliuoja savivaldybėse. Tai būtų tokios sąnaudos, kurios susijusios su atliekų surinkimu, vežimu, su komunalinėms atliekoms nepriskiriamų atliekų tvarkymu, gaso išlaikymas, vietinė rinkliava. Ir įmonė paskaičiavo naujas kainas pagal atskiras kategorijas, jos yra čia taip pat pateiktos. Tai gaso eksploatavimo, komunalinių atliekų surinkimo vežimo, vietinės rinkliavos administravimo ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje sudarančių atliekų tvarkymo kainos. Viso nereguliuojamai veiklai priskirta yra 2 048 000 eurų arba 52% nuo visų sąnaudų. Svarbu paminėti ir tai, kad dalis sąnaudų, kur dabar yra nereguliuojamoje dalyje, kitais metais bus jau perkeltos į verto reguliuojamą kainą, tai bus gaso eksploatavimas ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje sudarančių atliekų tvarkymo sąnaudos. Kaip yra dabar, tai čia tiesiog dvi sąskaitas, kaip dabar atrodo išrašoma sąskaita savivaldybei, kuomet buvo nustatytas vienas įkainis 151 euras, na, o dabar norėjome parodyti, kad bus kitaip, tai tiesiog bus 8 kainos prieš tai buvusioje lentelėje. Pagrindinis prognozuojamos sąnaudos yra 25 metams 170 000 eurų didesnės nei dabartinėme modelyje nurodyta, yra paskaičiuota, tai kitaip sakant 4,2%. Didžiausias didėjimas yra dėl atliekų surinkimo ir vežimo apie 250 000 tonų, tačiau kitose vietose yra staupyta, todėl gaunasi bendras rezultatas 170 000. Tolyn.
Na, čia dar apskritimą matote, kiek kokia dalis sudaro pagal atskiras kategorijas. Kitais metais planuojame sutvarkyti apie 27 tūkstančius tonų atliekų, tai 25 tūkstančiai tos atliekos, kurios bus įskaičiuotos į rinkliavą, na, o likusios tai bus tos, kurios atveža per mokestį, tai sąvartyną, žaką, dasą, juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys. 25, jeigu žiūrint sąnaudų pasiskirstymą pagal savivaldybės, tai skirtumas tarp prognozuojamų sąnaudų kitiems metams ir dabar surinktų rinkliavos lėšų faktinių yra 61 tūkstantis. Todėl paskaičiavome naujus rinkliavos dydžius, jie yra pasidalinti ir su jumis, tai 100 kvadratinių metrų individualiam namui, kaip matote, rinkliavos dydis per metus gyvenantiems 3 asmenims būtų nuo 76 eurų iki 63 arba 6,42 € per metus. 50 kvadratinių metrų butas, kuomet gyvena 2 gyventojai, tai kiltų 5,64 € arba 47 centai per mėnesį. Taip pat įdėjome dar ir kelias kitos paskirties objektus, tai čia matome pokytis yra nuo 6-7-4 € per metus, nevertinant pakėlimų. Taip pat siūlome dėl teisės aktų pakeitimų ir kitaip skaičiuoti sandėliavimo paskirties ir žemės ūkio paskirties objektams ir diferencijuoti juos palei plotą. Tai čia irgi kainos yra surašytos bendrai. Tai tiek. Labai greitai, bet aš skaidrėm tikrai galėsiu pasidalinti ir galėsite pasižiūrėti. Dėkui. Detaliau. Dėkui labai tada. Gal komiteto nariai turite klausimų? Pastabų. Aš norėčiau paklausti, Prašau. kas, kiek įstaigų teikia jum biologinių atliekų? Iš kokių įstaigų? Mes nerenkame iš įstaigų biologinių. Bet čia buvo biologinės atliekos ir kainos buvo. Biologinės atliekos tai yra žaliosios kartu su maistu, tai čia yra iš individualių namų po kol kas Šilalės mieste. Čia šitą turime omeny. Bet kitais metais žadame ir statyti iš projekto naujus konteinerius maisto virtuvės atliekoms ir statysime prie daugiabučių, tai va čia bus ir šita kaina ir numatyta šiai dienai. Ir dar norėčiau paklausti, ar jūs žaliųjų atliekų, pavyzdžiui, žmonės gyvena soduose ir jeigu sudarytų sutartį, nes kituose rajonuose, žinau, yra sudaroma sutartį su naudotojų tų atliekų ir tada atvažiuoja surenka. O tokią galimybę ar jūs galite teikti? Mes šiuo metu nesurenkame žalių atliekų, bet gyventojas tikrai gali atvežti nemokamai žalių atliekų aikštelę, kuris priimsim nemokamai. O jeigu mokamai? Mokamai neteikėme tokios paslaugos, bet siūlome gal kompostuoti. Mes buvom skaičiavę Tauragėj soduose, buvo toks paklausimas, kad mes paliekam didmaišius, juos pripildo, paskui mes pakeičiam, bet mūsų paskaičiuota kaina nebuvo gyventojų, nebuvo žmogui patraukli. Nes čia tada turi visą susikurti infrastruktūrą, nes dėl atskirų kelių gyventojų važiuoti gaunas brangiai. Jau tada turi didelį traktorių, karpę kiekį, bet šitą, ne jūs pirma, buvo ir daugiau tokių paklausimų, bet šiai dienai mes dar neturim tokios galimybės, sakykime, teikti tą paslaugą. Man būtų vienas klausimas, irgi žmonės teiraujasi, pavyzdžiui, išvežamos šiukšlės nuo gyvenamųjų namų, ar ne? Individualių namų, taip. Ir nepripildo jie. Ir būna netgi skambina gyventojams, ar jūsų konteineris pilnas, ar verta važiuoti, jeigu į tolimesnę tokiesnę vietovę. Ir tarkim, neprisipildo tie konteineriai ir net važiuoja tiek, kiek reikia, o kaina tai tokia pat vis tiek, ar net nesumažintų tada pagal išvežimą ir kainos už paslaugą. Pagal dabartinę metodiką tai yra nustatytas bazinis išvežimo skaičius vienam gyventojui. Jeigu turi 0,24 konteinerio dydžio, tai tada yra 7 kartai metams.
numatytas bazinis išvežimo skaičius. Jisai gali sutaupyti iki 30%, tai 5 kartų, už 5 tik mokėti ir už 2 mes sekančiais metais išminusuojam. Ką galėčiau pasiūlyti, jeigu turi nuo 4 konteinerį tokį didelį, kad jam nereikėtų ilgai tiek laikyti to konteinerio, tiesiog pasikeisti į mažesnį. Ir kainai tai tikrai išliks tas pats. O kad tu išveši vieną ar ten 2, tai kaina ta pati išliks. Nes maksimaliai galima kintamos dalies sutaupyti 30%. Jeigu vienam gyventojui, tai už 2 pakėlimus. Taip, nes 7 yra bazinis paskaičius. Jo, išrės, tai suskaitoj yra. Taip, suskaitoj yra. Jeigu 2 gyventojai, tai čia priklauso nuo tūrio. Taip. Bet komunalinės atliekas tai veža ne 7 kartus, veža kas 2 savaitės. Taip, veža, bet čia yra 2 skirtingi dalykai. Nes kad bazinis paskaičiuotas, tai yra individualiai kiekvienam objektui, atsižvelgiant į gyventojų skaičių. O pats maršrutas, kaip grafikas važiuoja, tai vis tik yra nustatytas toksai. Tai dar kartą vieni gali vežti, kitą kartą kiti. Čia 2 skirtingi dalykai. Kad yra, tai nereiškia, kad visą laiką reikia vežti, kada važiuoja. Tiesiog vežti tada, kada prisikaupia konteineris. Ten sprendžia žmogus, bet jeigu vasara, tai mišrios atliekos būna visko, tai jeigu jau ten neveši mėnesį 2, tai ką žinau, kas ten bus. Todėl ir siūlome mažesnį pasiimti, tiesiog, kad nereikėtų kaupti, o kainos atžvilgiu bus. Tada bus jau bazinis nebe 7, o 14. Tai jis tiesiog dažniau galės vežti, o kainų taip pat sutaupys. Bet bus paprasčiau žmogui. Dėkui. Daugiau klausimų komiteto nariai? Nematau, kas darosi mūsų, kurie nedalyvauja tiesiogiai. Ar neturi? Nekelia rankus, niekas. Čia mūsų kompanija. Jūsų kompanija negels rankų, o tie, kurie dalyvauja komiteto posėdį. O, ačiū. Mes su jumis vėl pamatėme. Tai ar gal turit klausimų? Nematau. Tai tada sakysiu ačiū už informaciją. Ir komiteto darbotvarkė išseko. Jeigu komiteto nariai neturi jokių pageidavimų, pasiūlymų, tada komiteto